koks tu būtum debesėlis, jeigu šiandien būtum debesėlis? Jis sako, aš būčiau debesėlis, kuris šiandieną nekelia savo jokių lūkesčių. Aš galvoju, kaip kietai. Labai. Kaip gera gyventi, kai nekeli savo jokių lūkesčių. Tai laba diena, aš esu Jurga, Latvių ir Upės merginų ir mamų akademijos mama. Ir su manimi yra, žinot kas? Rasa? Taip. Rasa yra Vatansų stovyklų vadovė ilgametė ir taip pat UMA akademijos mentorė. Šiandieną mes atsinešam pas jūs klausimų bliūdą. Klausimų bliūdą, kuris yra irgi ilgametis mūsų stovyklų metodas. Ką mes padarom, kai į sceną įeina klausimų bliūdas, nepriklausomai nuo to, kokios yra formos, iš ko jis yra padarytas, svarbu, kad viduje būtų klausimų. Ir kai toks klausimų bliūdas atsitinka mūsų stovykloje, vadovai, vadovės, mentorės išsipreparuoja. Ar ne, ima skalpelį menamą, atsidaro širdį, padeda ant lėkštutės ir eina pas jūs, kaip įmanoma nuoširdesni, su pačiais nuoširdžiausiais tikriausiais atsakymais. O vaikus ir paauglius mes labai skatinam klausimus, į klausimų bliūdą dėti tuos, kurių galbūt jie nedrįsta paklausti. Nedrįsta paklausti tėvų, nedrįsta paklausti mokytojų. Ir labai skatinam būti nepatogiems, išduoti nepatogius mums klausimus. Jūs kartais klausėt, kaip pas mus, iš kur mes turim tiek fantazijos išleisti klausimų ir klausimų kalades, tai jūsų vaikai. Jūsų vaikai mūsų klausia klausimų, o mes tik juos labai dailiai įvelkam į gramatiką, pataisom leksiką ir klausim jūsų. Ir kągi mes šiandien, Jurga, turime šitame klausimų bliūde? Mums liepia pasakyti. Mes klausom. Mums liepia pasakyti, kad tai yra klausimai, kurių atsakymus labai norėtų išgirsti tėvai. Ir šiandieną mes traukiame tuos klausimus, kuriuos mums uždavėt būtent jūs. Paauglių tėvai. Ir mes beje net neįtarėm, kokie tai klausimai. Ne, mus išvijo iš kambario, kol dėjo ir aš tik tai žiūriu, kaip gražiai viskas sulankstyta. Ir galvoju, trauk. Man pirmai, aišku. Aš trauksiu, tu atsakinės. Taip, pirmasis klausimas skamba taip. Kaip netapti dukros priešę, kai nori jai padėti? Aš galvoju, kad nori, nenori, mes galim daryti, ką norim šiame pasaulyje. Mes, mamos, esam truputėlį užprogramuotos būti savo dukrų priešėmis. Nepriklausomai nuo to, kiek smarkiai padedam, darom gerų dalykų, darom iš širdies, iš meilės. Aš svarstau, kad paauglių didžiausia problema yra ta, kad jos visiškai negalvoja, jog yra gelbėtinos. Ir kai aš atsimenu save paauglystėje, jeigu man kas būtų pasakęs, kad klausyk, mergi, tu esi iki kaklo, aš šiuo metu iki kaklo, aš toks, ta prasme, aš taigi viskas sutvarkysiu, aš išlipsiu. Ir paaugliai ir paauglės, jūsų dukros, jos nemano, kad jums reikia pagalbos. Paklauskit dukrų. Jūsų dukros galvoja, kad, tai jos truputėlį vienišos. Jų nebūtinai supranta klasiai ir namuose. Pasaulis nebūtinai yra toks, kaip jos įsivaizduoja. Jos šiek tiek nerimauja dėl to, kad jos atrodo ne taip, kaip Instagramo mergaitės. Bet ar jos galvoja, kad yra taisytinos? Joms taip netrodo. Aš tai turbūt pridėčiau, kad kartais pagalba yra tiesiog mūsų nebylus buvimas šalia. Tiesiog sukūrimas kažkokios erdvės, kur ji pajustų, kad ji visada gali ateiti apsikabinti. Ir net nebūtina kalbėti. Ir net nebūtina pamokslauti ar bandyti padėti. Mano šeimoje veikia, pavyzdžiui, aš tiesa neturiu dukters, manęs Dievas neapdovanoja dukterimi, bet turiu 3 sūnus. Ir 2 iš jų yra paaugliai. Kas man padeda? Man padeda labai atviras emocijų užsakymas. Kai aš pasakau, kad aš bijau, kai aš pasakau, kad man liūdna, kai aš pasakau, kad tu mane dabar įskaudinai tai pasakydamas. Tiesiog atviras bendravimas. Maksimaliai atviras savo emocijų išreiškimas.
Ir turbūt nereikia tikėtis, kad jums padėjus visą širdį ant lėkštutės, kaip kad mes tai padarom stovykloje, kad dukra irgi padarys tą patį. Ištrauk širdį, padės šalia, prie jūsiškės sakys, taip mama, aš dabar būsiu su tavim atvira iki galo, aš dabar tau pasakysiu slapčiausią savo paslaptis. Taip neatsitiks. Bet vien jūsų pradėjimas, vien jūsų pradžia, norėjimas parodyti kaip. Nes jūs galite šnekėti savo dukrom, ką norit. Jos mato tai, kaip jūs elgiatės. Jūsų dukros neklauso jūsų žodžių. Jos mato jūsų elgesį, poelgesį. Tai ar jūs netapsit priešėmis savo dukroms? Truputį. Viena ar kitoje situacijoje aš irgi pritariu Jurgai, turbūt šitoje vietoje labai stipriai. Taip surėdytas mūsų pasaulis, taip surėdyti santykiai šeimoje. Ir tai yra, vienas iš būdų turbūt augti paauglystėje yra tas susipriešinimas su savo tėvais. Nes per tą susipriešinimą tu pasimatuoji savo ribas ir galiausiai pradedi suvokti savo identitetą ir natūralu, kad jeigu tavo aplinka yra vien tik tai rožinė ir pūkuota ir viskas yra nuostabu ir puiku ir aplink vien tik draugės ir draugai, galbūt tu nepatirsi dalykų, kurie tave užaugins. Nėra ko ieškoti kitų horizontų, tada būni aplinkui. Taip, tai yra labai sveika, sakyčiau, truputėlį tos trinties ir priešpriešos paauglystėje, tai yra labai natūralu ir sveika. Žinai, mano tėtis tada sakydavo, sveika tas, kas kartu. Tai kartu ir negardu, iš tiesų, santykis mamos ir dukros, ypatingai kai dukra pradeda įrodinėti, kad yra augesnė, išmintingesnė, žinanti pasaulį, išmananti geriau negu mama. Ir mes juk matom, mes žinom, kaip būna 16 ir 17, mes suprantam, kaip gali skaudėti vienas ar kitas sprendimas. Bet jūsų dukros negalvoja, kad jums reikia pagalbos. Žinot, aš tai formuluočiau galbūt klausimą jums dar truputėlį kitaip. Kaip bandant padėti, nes mes mamos, mes vis tiek bandysim padėti. Ir tos pagalbių vieną kitą ten papažiūrėti mes vis tiek turėsim, net žinodamos visą teoriją, net žinodamos kaip yra, išmanydamos psichologiją savo dukrų paauglių, kaip nepasijusti neįvertintoms, kai jūsų pagalbos nepriima. Nes labai sunku žmogui, kuris galvoja, kad jam nereikia pagalbos, priimti pagalbą ir dar būti už ją dėkingi. Kitas klausimas skamba taip. Kaip padidinti dukros pasitikėjimą savimi? Kaip? Čia turbūt mano toks gyvenimo klausimas, kurį kasdien užduodu ir savo apie savo savivertę, savo apie savo, kaip mamos rolę auginant savo vaikų savivertę. Pirma mintis atėjo turbūt pavyzdžių. Nežinau. Jau šiek tiek... Koks blogas žodis. Jau šiek tiek įtariu, kaip vaikinų savivertę padidinti, nes jau turiu įrankių ir šiek tiek žinių apie tai. Ką su merginom daryti, Jurga? Tu turi. Tu išsisakai iš klausimo. Ne, aš nuoširdžiai atsakiau. Norit piliulės? Kažkaip jums pavyks. Nes aš girdėjau, kad nesinori būti priešėmis dukroms. Parodykit savo dukroms, ką reiškia nuolatos gyventi Instagramo pasaulyje. Instagramo iliuzijų pasaulyje. Parodykit savo dukroms, ką jos su savimi daro, su savo savivertę. Kai diena iš dienos jos stebi tas tobulų nuotraukų, fantastiškų rilsų, ypatingo grožio kūnų, dailių veido bruožų ir viso filtrais. Tarsi filtrų pasaulyje bandyti išgyventi su savo tikru kūnu, su savo talentais, su spuogu ant nosies. Įsivaizduojat, ką reiškia jūsų dukrai gyventi su spuogu ant nosies, žinant, kad visas pasaulis, viso pasaulio merginos atrodo tobulai ir fantastiškai. Kad nei viena moteris neturi celiulito, kad veidoda visada tobulai graži, kad rūbai nuostabiai yra parinkti, settingas mes čia ir žinot, kiek mes laiko ieškojom, ką pasidėti už savęs, kad būtų teisinga. Ir kad gyvenimas iš tiesų jis vyksta čia ir dabar, ne tik tokia, ne socialiniuose tinkluose. Kad viskas tikra
tai, kas su mumis, tai, kas šalia, tai, kam galima įgnypti. Tai, kam galima biškai krimstelt, sakau, galima nusijuokt skardžiai, tai yra tikras pasaulis. Tai jeigu reikia vieno patarimo, išjungit savo dukrom TikToką. TikTok, čia kitas rytis, išjungkit savo dukroms Instagramą arba kalbėkite su jomis apie tikrą pasaulį nuolatos. Ir jeigu jūs kaip mamos esat, mes kalbėjom apie tai 1000 kartų, turbūt apie tą tobulos mamos sindromą, kada mes mamos, mes visada pasitempę, mes visada geros nuotaikos, mums visada viskas gerai, mes sėkmingos nuo pat mokyklos laikų, ar ne? Man mokykloje gerai sekėsi mokytis. Man tiesiog pasisekė. Man tiesiog labai pasisekė. Bet ką aš bandau pasakyti, kad mes kaip mamos užduodam tokį toną dukroms, kad joms mus pasivyti reikia 7 mylių batų. Ir kai kuris nors batas ten pasimeta, nespėja užsirišti, nespėja paskui mus, nespėja paskui Instagramo grožį, nespėja paskui kitus žmonės, kurie irgi transliuoja sėkmę, laimę ir sėkmę. O kokia savivertė atsėdant akmenėlio ir verki? Tai prisėskit šalia tų dukrų ant akmenėlio. Be Instagramų. Be Instagramų, taip. Ir be tų tobulai nušlifuotų sėkmės istorijų. Nes ne viskas po galai šiame pasaulyje yra lengva, paprasta ir faina. Ir aš tai žlimbiu per dieną vieną kartą tai tikrai. Ir leidžiu savo ir žinau, kad kai man skauda, aš savo dukroms galiu drąsiai sakyti, kad man skauda. O dabar skauda. Arba šiandien aš jaučiuosi negraži, nes galiu taip jaustis. Arba šiandien jaučiuosi, tarsi manęs nieks negirdi. Ar tai nuima man karūną? Truputuką. Bet štai pasikeli karūną, nusivalai dulkes ir eini toliau. Ir man atrodo, kad labiau už tą tokią neišmatuojamą, netikrą, išlaižytą sėkmę, mūsų dukroms yra svarbiau žinoti, kad mes galim būti visokios. Ir kad pasaulis dėl to nesibaigia. Ir kad mes netampam prastesnės dėl to, kad šiandieną truputį nepasisekė, kad susimovėm, kad nepavyko, kad neišeina būti tokiai laimingai, kaip iš tavęs tikisi pasaulis. Tai aš galvoju, kad tas savivertės stiprinimas, tai iš viso išmokymas dukros būt savimi, galėjimu būti tokia, kokia esi, tom kartą. Nes tai yra daug stipriau už sėkmę. Taip. Biškai verkiau, kai reikia. Bet tugi sakei, kad žinai, ką daryti su sūnumis. Ką daryti su sūnumis? Aš žinau, kad aš nieko nežinau, bet aš turiu tam tikrų metodų, kurie panašu, kad veikia. Tam reikėjo begalinių jėgų nesikišti pirmiausia. Mes visos prisiskaitė tų pasakų, ar ne, kaip jie nugali drakonus. Tai jie užauga kiekvieną kartą nugalėtą drakoną. Įveikia kažkokią kliūtį, įveikia kažkokią užduotį. Išėję ten, kur jiem nefaina, nepatogu, nesmagu ir sunku. Ir kai jie tai padaro, kai jie tai įveikia tą drakoną, tai ir vadinu savyje, jų savivertė, tu tiesiog matai fiziškai. Kūno laikysena pasikeičia. Na, tai yra vaikinai. Merginos ir vaikinai yra 2 skirtingi pasauliai. Aš taip manau, tai yra mano nuomonė. O vaikinamo veikia tas drakono nugalėjimas. Tu žinai, aš turiu istoriją. Turiu greitą istoriją. Mano mažasis Tautrimas, jaunėlysis Tautrimas, išėjo su tėčiu į mišką kurt laužo ir virt bulvių. Ir po pusvalandžio skambina man Mindaugas ir sako, klausyk, grįžta. Sako, įsipjovė pirštą, lydi sesę, bet sako, tu jam neleis žiūrėti į tą pirštą, kai jisai grįž. Ir aš jau kaip motina visa ten čia stalčiukai atsidarinėja, ruošiuosi, viską dėliojuosi, čia pleistrai didesni, mažesni, čia žirklutės, jeigu pritrūks, čia nukirpsiu, čia pridėsiu. Ir grįžta mano sūnus, ir jo žaizda ypatinga. Ir aš galvoju, kaip ten su to pyliu galima buvo taip įsipjauti, jis su pjūklu. Čirkštelio per pirštą ir taip, žinai, ten taip pat, bet viskas.
Ir mano tautrimas jisai, ir verkė, ir viską, aš sakau, žiūrėk, tu dabar tai padarom. Aš sakau, tu būk geras, laikykis vyriškai, nes man labai dreba rankos, kai tu jaudinės. Aš sakau, tada užklijuosiu neteisingai. Jis tada ten viską laikosi ir aš niekada daugiau nebeisiu į mišką, mama, niekada daugiau. Ir mes ten užklijuojam. Ir galvoju, kaip čia reikės vyrui pasakyti, kad sūnus daugiau niekada nebeis į mišką. Ir tada jis nusprendžia nueiti iki virtuvės. Ir žiūriu, šlubuoja, eina ir taip, sakau, pala. Sakau, aš taugi pirštą sutvarkiau, o tu šlubuoji. Ir tada žiūri, tik tai akis užžibo, nusijuokė. Ir aš suprantu, jam skaudėjo. Bet nuo to karto viskas persverti. Ir istorija dabar yra, jis rodo vyrišką žaizdą. Jisai rodo, kokį jis drakoną įveikė ir kokį jis nuotykį apturėjo. Ir šiandieną jau 3 kartą prie stalo vakarienės pusryčių metu jis vis dėkoja už nuotykį. Ir jis jaučiasi tiek paaugęs, jis net pleistro nesideda, kad visi matytų jo žaizdą. Ir galvoju, iš tiesų, merginams ne taip, merginos turbūt užtiklijuotų, dar užsimaskuotų ir pirštinaitį užsidėtų, kad nedaug dėja nesimatytų tos. O vyrus ne šiaip sako, tie randai puošia, nes iš tikrųjų tai yra ženklas, kad jie kažką įveikia, ar ne, kažkokį sunkumą savo keliai. Nes šiais laikais su drakonu taip nedaug. Taip. Gerai, aš Rasai klausimą perskaitysiu. Klausimų bliūdat. Iš kur kyla mano pyktis? Juk turi būti besąlygiškai mylinti mama. Čia mes vėl turbūt grįžtam prie to Instagramo, kur žmonės visą laiką linksmi, laimingi ir jokių kitokių emocijų neegzistuoja. Egzistuoja. Ir kiekvienoje iš mūsų absoliučiai egzistuoja ir pyktis, ir skausmas, ir nuoskauda, ir liūdesys, ir nusivylimas, ir visa kita, kas dažnai virsta į perfekcionizmą, ne visai sveika, dėja. Ir kas dar, jeigu ne mes pačios išmokysim savo vaikus, kad jausti visus jausmus, turėti visą spektrą įvairiausių emocijų yra normalu. Aš bijau žmonių, kurie neturi emocijų. Aš nepasitikiu ugdytojais vaikų, kurie visada dėvi šypseną. Man tai baisu, nes aš nežinau, kas vyksta jų viduje. Aš nežinau, ar jie tikri žmonės. Iš kur pyktis? Iš jūsų, iš ten pat, kur džiaugsmas, iš ten pat, kur laimė, iš ten pat. Iš jūsų neįgyventų lūkesčių, iš neišsvajotų arba neišsipildžiusių svajonių, iš vaikystės. Labai madinga šiais laikais sakyti, kad iš vaikystės traumų, bet iš tiesiog troškimo, kad jūs būtumėt fantastiška. Iš norėjimo būti gera mama, nes jūs ir esate gera mama. Man tai čia turbūt esmė. Kaip galiu būti geresnė negu esi? Kaip galiu būti geresnė negu kad pati geriausia tavo versija šiandien? Žinai, aš kartais norėčiau būti linksmesnė savo šeimai. Taip, aš irgi lengvesnė, linksmesnė. Nes kartais, žinai, nusileidži iš viršaus, apžvelgi namus ir supranti, kad viskas. Linksmumas baigėsi, dabar visi ima šluotas, siurblius, skudurus ir eina tvarkytis. Ir kai manęs dukros klausė, sako, mama, ką mes veiksim savaitgalį? Ir sakau, tvarkysimės. Jos mane myli, tuo metu ne. Tuo metu ne. Nebūtinai joms tai patinka. Taip, ir man atrodo, mes slėpdamos tas savo emocijas, ką mes mokom savo dukras. Lygiai taip pat daryti, slėpti savo emocijas. Ar tai yra sveika, ar tai yra naudinga jai pačiai visų pirma, ne, mums pačioms. Ne. Čia yra toks vienas labai slidus momenčiukas, jeigu mes savo pyktį išreiškiame bausdamos žmonės aplinkui, tai yra ne kažką. Ir jeigu mes savo blogą nuotaiką parnešam namo ir išdalinam kiekvienam, net nenujaučiančiam, kad nusipelnė kažko nelabai malonaus, nežinau, urzgimu, priekaištais, nepamatuotais tokiais, o tai kodėl dar šiandien šiukšlių neišnešiai, kaip pavyzdys, ar ne? Tai mūsų pyktis gali taip transformuotis. Bet sakyti, kad aš šiandien labai labai pykstu, yra daugiau negu normalu. Taip. Jeigu visas mamos ir tėčiai galėtumėm pasakyti savo vaikam, kaip mes jaučiamės, galbūt, kai mūsų vaikai bus šiek tiek didesni ir nebeįsivaizduos, kad mes čia nesąmonės darome. Ne?
gal jie irgi galės ateiti ir mums pasakyti, mama, man šiandien labai skauda. Arba tėti, aš šiandien labai bijau. Ir tam tikrą prasme, va, tas įvardinimas virsta irgi kaip meilės išraiška, ar ne? Nes mes tiesiog iš karto suteikiame savo namiškiams ir artimiesiems aiškumo, kas su manimi yra. Kad ne tu kaltas, ne ten kažkas. Aš šiandien pikta dėl kažkokių visai kitų aplinkybių, kurios nutiko už namų sienų. Aš tai vardinu ir taip, na tai irgi išeina kaip meilės kalba tam tikra. Atrodo, kad tiesa yra meilės išraiška. Knygose taip neparašyta turbūt, nes yra 5 meilės kalbos, bet tiesa yra tokia didelė meilė. Ir taip kaip ribos, taip kaip susitarimai. Laikas padėti klausimų bliūdą iki kito karto. Matykimės dažniau, kalbėkimės, siųskit mums savo klausimus ir mes į juos atsakysim taip, kaip mokėsim geriausiai. Šitą tikrai pažadėt dar. Garantuotai. Taip, kaip galėsim geriausiai. Blogiau neatsakinėsim. Ne. Geriau irgi ne. Ačiū. Ačiū.